Labuka. Nu ką, po ilgos pertraukas važiuojam į darbus. Iš bazės. Pusantrą mėnesiuką neteka čiupinėtos barankas. Kaži kaip seksis krauti. Taip, ratai sukas, nes kai pastačiau paskutinį kartą, 2 ratai buvo pradėlę stipriai. Visi ratai sukas gerai. Kažkur buvo matyti užšalę, nepastebėjau. Stabdžių kaladėlės buvo prišalusias matyti, nepastebėjau ir pratrynė iki vėlų praktiškai. Iki vėlų, bet kiaurai nepertrinė. Aišku, jau faktas metamas lauk padangas. Tai da gerai, taip kad gerai iš tikrųjų, kad taip netikėtai ir pamačiau aš tas padangas tokias. Nes jau pastačiau mašiną, žinojau, kad mėnesį tikrai nebūsiu darbę. Pastačiau mašiną, sakau, reikia viską sutepti, tepimo taškus. Priekabą tepiau ir jis vieną šlangutę trūka tepimo tašką. Palindau sutvarkyti, lendu lauk iš po priekabos, blemba žiūriu, padangas pradilusias. Tai labai gerai, kad toj pusėj buvo tos padangas ir taip tiksliai toj vietoj, sakykime, kur kad aiškiai matytus belendant. Ačiū žiūriu, sakau, blemba, kai gerai, o tai būčiau aš toliau važiavęs, jei kažkada būtų babach buvę, nes abidvi pradilusias. Tai arba, galvoju, pagalį buvau pasigavęs kažkur tai ir traukiau aš tą priekabą, arba kaladėlės prišalusias buvo. Bet prišalt negalėjo, nes tuo momentu tų šalčių nebuvo. Nes ten buvo sausio 29, aš bent jau pamačiau, tai neaišku, kiek laiką važinėjau su tokiam padangom. Tai va, pats biški biuletenavau, nedarbingume buvau. Norėjau anksčiau išeit, bet eilės didelės operacijai prie daktarų prieit, tai eilė prieėjo tik tais sausio 30 dieną. Tai va, išsioperavau meniską ir dabar galim jau judėti. Po reabilitacijų, po visko atsistatęs. Aišku, šokinėti negaliu dar, bet jaučiuos tai žiauriai puikiai. Koja kaip nebuvę niekam. Nes prieš tai kažkada kitam kelienui irgi meniską operavo, tai gal metus laikas tas pasiekmes jaučiau, gal daugiau net po operacijas. Dabar tai, aišku, jautėsi, kai sulenki stipriau tą kelieną, dar kažką tai, bet nepalyginsi. Labai liuks viskas. Tai va, sakau, atvažiuosiu pirmadienį į darbuką ir savo važiuojam į trasą. Kaip tik mano mašiną buvo privatizavęs vienas kolega. Saka, reikia amortizatorių vieną pakeisti. Saka, kol dar nebuvo parvežta ta detalė. Tai sako, kol parveš, kol kas, saka, gal jau bus pirmadienį. Tai va, pirmadienis man buvo vakar. Atvažiuoju, blemba žiūriu, ant duobės priekabą kolegas užvaryta. Vis reiškia, turi lauk, kol tas priekabas susitvarkys. Išvarys lauk. Gerai, išvarė lauk jau, aš įlipau savo varyt. Žiūriu, kits kolega įsistūmė priekabą. Man sak vieną ratą tvarkyti ir išvažiuoju. Galvoju, blemba, gal nelaukt, gal važiuoti su amortizatoriu tokiu parėjusiu, kažkada kitą kartą pasikeisiu. Bet galvoju, ką aš tiek pralaukiau, tai tiek tuo reikia sulaukti. Sulaukiau savo jau eilės, užvažiuoju. Mechanik sako, čia be rytojaus nieko nebus. Tai kiek ten tų lingių dabar yra, neatsimenu, prie amortizatorių 7 ar 8, tai 3 tik sveikas. Visas likusias trūkusias. Reiškia visą komplektą keisti, nes ten man keisdavo po vieną plokštelę. Paskutinį kartą neatsimenu, ten žiemą kažkada keitė, gruodį gal ne tą patį sausį, nebeatsimenu. Iš senų, sakykime, imdavo po vieną plokštelę, pakeisdavo. Tas senas irgi matyti jau biški pavargusias buvo. Ir pokštelė.
kolegai nematė. Nu tai va, kol tiksliau užsakyt greit užsakė ir labai greit parvežė prekės. Tai nustebęs net buvau, iš Lenkijos per vieną dieną parvežė ir sekančią dieną jau nuo ankstaus ryto jau detalė buvo pas mane mašina. Tai va, sudėję, pakeitėm ir dabar leido į trasikę. Biški baugu, iš tikrųjų, vairuotojai nebauga, aišku, įgūdžių kažkiek gal ir būsi praradęs, ypač atbulas stumt, sakykim, bet nėra tai baisu. Vat su Fiskaru biški baugu, kad nemokėsiu elgtis po tiek laiką, nes jau kitas iki po savaitgalį grįžti, jau blemba toks pirmadienį, taip jau sunkiau kažkaip, aišku, ten vieną mašinikę pasikrauni ir vėl viskas grįžti savo tas vėžės. O čia 1,5 mėnesį. Po atostogų grįžti jau, pasakykim, po 2 savaičių irgi jau jautas stipriai. O po 1,5 mėnesį tai dar stipriau turėtų jaustis. Na, gerai, kad ne žmogui kažkur tai krauti, gerai, kad ne su meistru krauti, kad nereiktų laukti. Neskubant, grįžam į savo tas ribas, į savo vėžės. Pasikrovėm dabar netoli bazės iš tikrųjų. Nesu ten buvęs, bet kaip nupasakoja, turėčiau rasti nesunkiai. Reiks krautis malkų į Menčius, į Akmenę. Seniai ir ten bebuvau, bet ten aplamai kažkaip pastarųjų metų nuo turbūt spalio mėnesį kažkaip tai labai ret svečias jau. Anksčiau buvau labai dažnas svečias, dabar labai ret svečias toj pusėje. Bus matyti. Važiuojam. Nu va, atlėkim į sandėliuką, sako, reik dreblę paimti likutį ir tada spyglę dasikrauti. Blemba, važiavau, žiūriu dreblę, kažkaip atrodo kaip trumpa būtų, nors tokia irgi, kaip tarai baisi, į storą kelmai ir šakuota, bet paskui einu link eglės, va, drebulytė, net neatkreipiau dėmesį važiuodams. Dinga visi jau įgūdžiai. Ir sausuolis. Sausuolis gerai. Kolega sakė, buvau prisikrovęs pilną mašiną. Nu, priekaba pilna, o mašinas pačios, sakant, neatsimenu, ten po 2,20 gal aukštį. Sako, nuvažiavus į nu, tam nerodė svarstyklės mašinai pačiai. Sako, nuvažiavau į Menčius ant svarstyklių 46 tonas. Leistins maksimalus svoris kem 8. Tai va būtų praktiškai dar galėjęs ar ant mašinas užsimest, bet nežinojo žmogus. Tai va žiauriai sausa mediena. Nėra tas blogai, bet čia va praktiškai prie kabikė beveik gaunas 1,5 runga kažkur tai. Drebulės tai tokias sunkokas, mato sunkokas. Nu ką, stumtis atgal ir krautis. Kur saulė, tai dar normaliai, bet vat kur pavėsis, tai blemba baisus. Tie šlynai tokie, bus dar jaučiu ruožų, kur ir palėdyje bus kalniukai. Gerai, varom krauti.
va, susimetėm, šiaip ne taip. Blemba jautas, kad nedirbta buvo tokį ilgą laiką tarpą. Rankas kaip ir žino, automatizmas yra. Žino, kur koks pedals, ką reiškia, ką rankinas reiškia, bet taip dar neklauso. Aišku, ten negaliu girtis, kad kažkoks ir buvo ten super trooper. Tikrai taip nebuvo. Bet tikrai geriau jautės, geriau valdydavau nei dabar. Niekai. Grįž kažkada. Tik tiek blogai, kad išvažiuojant iš bazės išmetė pranešimą, kad priekabas ABS-ui kažkas yra. Kad nelabai veik. Taip. Kai išvažinėjau, sakau, degė, išmetė pranešimą. Ne, raudon šauktuks, nieka. Šiaip informacinis, gal kažkur laiduks matyti yra razetėj. Ne razetėj, o kištukė pačiam spėjų bus. Nes ten man toksai probleminis tas kištuks. Plius kolega jungia savo priekabą su mano mašina, kai važinėja. Nenoriu tikėti, kad ten bejungiant kažkas tai galėjo būti. Spėjau, kad kištukė yra. Ir kadangi ABS-as neveik, neveik, sakau, ten kai pajungi, girdas visą laiką kaip suvaikšta, kaip relikės ten pasidarinėjai kažkur tai prie ratų, ar kur ten net neįsivaizduoju. Tai girdas, kad takšt, tokie garsai visokie praeina, reiškia kaip ir veikia, bet kažkur gal vienas koksai daviklis grybauja. Gal sakau laiduks kažkur tai kažkokias informacijas neperdod. Ir automatiškai svarstyklės neberodo tada, jeigu jau yra su ABS kažkokia problemikė. Tai va, kadangi svarstyklės nerodo, nežinau svorį. Tai kroviaus grinai pagal kolegas patirtį. Aišku, apsišoviau ant drebulės, sakiau, bus apie 1,5 runga. Gavos praktiškai 2 rungai pilni. Aišku, kadangi mašinas dėjau, tai nekroviau pilnos mašinas. Vieną rungą 2 metrus pasikroviau, kitą biškį mažiau. Ir kas lika permečiau į priekabas galinę ašį, ant priekabas galinės ašės. Taip ir normaliai turėtų būti. Bus matyti, jeigu jau bus viršsvoris nuvažiavus, tai teks menčios nusikrauti. Ką darysi? Va, tai bus matyti, paskui reikia skambinti vadybai, klausti, kur toliau važiuoti. Bet aišku, da čia anksti. Da šitas praktiškai 100 km iki Menčių. Ne 100 biškį mažiau. Valandą su biškį kelią. O tokie čia kalniukai. Senai bevažiavęs, čia jau esu. Labai seniai. Kalniukai nebaisu, bet blemba dabar kai pradėjo, jau buvo iš tikrųjų keliai pasitvarkę. Ypač šaltuks tas, kai buvo stiprus. Aišku, aš tada lygoj buvau, kai čia visą tą ilgą laiką, savaitę gal kokią daugiau gal, tas šaltuks stabiliai laikės. Tada su kolegom šnekėjau, tai pasakas apie buvo. Kur nori galėjai važiuoti. Praktiškai pievai apsisukinėti galėjai. Nebuvo labai gilus pašals turbūt, bet užteka. Į miškę, sako, darbuotis buvo puiku. Dabar atleida. Aišku, kai ten buvo 15 laipsnių, ta šiluma vis atkeliavusi, 16 netgi, tai priekaba kasiboj. Biškį Power Plus, susimažinti jaučiu reikia ir pavaras ant manualą. Tai irgi buvo neblogai, kai tas atšilims buvo, spėju. Kalniuką tokia ir sunkiai. Įvažiuosim, nieko baisu, svarbu ledo nėra. O jeigu būtų iš tos pusės medžiai, aišku, užstotų iškart visą įkalnę ir būtų leduks. Būtų nenutirpę dar. O ir aišku, blogiausiai, kad čia tas kelias dienas pasnigo. Savaitgalį biškį pasnigo.
bent jau tam krašte. Vakar pasnigo dar. Nenutirpo viskas. Tai vėl davė to šlapumą visą keliams, ypač va tokiam žvyrkeliam. Ir automatiškai laužai tą žvyrkelį. Gadini važiuodams, nes paviršius vis tiek yra toksai pominkštis. Gilesnis sluoksniai gal biškai tvirtesnį yra, bet užtenka to porą centimetrų viršutinės sluoksniai minkšta ir viskas, gadini kelius. Bet čia bet kokią mašiną gadin, čia ne vien tas miškovežis. Kaip minėjau, tai miškovežį aišku gadin negali to paneigti, bet yra apskaičiuota, kad ne veltui tai ir leisni svoriai, ir plus sudvejinti ratai, kur paskirsta tą visą krūvį. Plus padangas pakankamai aukštas yra, tai reiškia sukibimo plotis su keliu dar didesnis yra, tai yra vengiama tų gadinimų, kaip bebūtų. O taip važiuoju, kaip nevažiavęs to keliu visai, nors kažkada, sakau, esu važiavęs. Smagu žiūrėti, kaip bunt gamta. Pasėliai žaliuoja. Aišku, ta natūrali žolikė kažkaip tai vangiai dar. Ką norėti. Kiek čia dabar to šilumos 8 laipsniai. Saulė kaip pakepintai. Faktas, kad ant saulės daugiau yra. Bet naktį minusas, plus va, sniega dar yra. Kaip sakant, pavasaris kovo mėnesį niekad nėra atėjęs. Tai turbūt, gal kažkada ateityje ateis, jeigu jau iš tikrųjų tas klimato atšilims ateina. Ne jeigu, iš tikrųjų ir ateina, aišku. Pasižiūrėjau žiemas kokias vien palikusis švelnės palyginus. Tai va, kaip minėjau, dabar ilgs kelias iki Menčių. Važiuojam. Išsimetėm. Lemba ilgai pralaukiam. Pusvalandį. Menčios. Nors mašinų nedaug, bet ten biški vienai mašinikiai buvo problemų su medienos pridavimu. Tiksliau priėmimu iš tų pusės matuotojų. Tai teka palaukti ilgokai. Paskui per kelias vietas išsimest medieną. Dėdė be šviesų važiuoji. Kam to šviesas, juk šviesui taip yra. Per 2 vietikės išsimest. Ir dabar lekam į Triškius. Triškius reikės pasikrauti Beržo Rastus į Ukmergę. Kas blogiausia yra, kad jau yra realiai, dabar dar nėra po darbo valandų. Pas mane šiuo momentu yra po 4:15. Bet kadangi vešam iš urėdijas, tai jau bus po darbo valandų. Navigacija rodo, kad nuvažiuoti iki vietas 45 minutės. Tai va, bus jau 5, dar pasikrauti, dar per 2 sandėlių, sakėt, pasikrauti reikės. Dar vienam sandėlį iš visų priekabą neįvažiuosi, sak, nėra kur apsisukti. Arba toli atbalas stumtis, arba kažką daryti kitką. Tai sakau, kadangi Beržo Rastus vešu, tai pirmam sandėlį, sakau, susimestu į priekabą viską, ten apie 12 kubų bus. Tam antram sandėlį, kur jau šlapia ar apsisuk blogai kažkas iš tos pusės. Sako, ten susimestų į mašiną, kiek įmanoma daugiau, tada išvažiavęs dalį permesto į priekabą, bus valia. Kas blogiausia, kad priekaba nerodo. Šiandien gal vakarė reikės, kadangi vis tiek vėliau pradėjau dirbti. Reiks gal išsiardytą šakutę, kištuką patį. Aš įtariu, kad ten laidukas bus. Kažkada jau buvo vairis panašus. Tai ten vieną laiduką sujungiau, taip įtempimo gavos. Įsidempęs labai.
laisvoms, kad šalčiui esant, kad laidai biškai judėtų, turėtų to tamprumo. Tavo kaip tik aš, kai buvau sustvarkęs, tų šalčių nebuvo. Ir matyt, va čia tie, kai buvo šaltukai iki -15, matyt, ir davė savo. Nu, aš taip spėjau, bus matyt išsiekės. Aišku, geriausia būtų visus laidus jau sustvarkyti. Viskas švaru. Nu ir greičiausiai reikės visus laidus kirpti, nes to vieną laidą nepridursi tos 2 cm kaip pavyzdys. Ne 2 cm, kad laisvoms gautųsi. Tai reiškia, kitus reikės pritrumpinti. Ir taip iš naujo susijungti. Kolega yra atsiuntęs spalvų reikšmės, skaičiukų reikšmės, didelį įtaką, didelę svarbą tiksliau. Kiekvienas laiduk savo vietoj turbūt. Bet kur tu? Tai reikės tas spalvas ir susijungti. Ir tada gal atsigaus jau ir mano svarstyklės. Nes be svarstyklių važiuoti yra negerai. Yra kas įpratę važiuoti, yra kas neturi svarstyklių, o kai turi, tai noris kada nors ir veikti. Dabar sausuolį, kai vežiau, dar gerai. Sausuolis vis tiek. Nors kitas įkirtas, kaip esu minėjęs nekartą, tas sausuolis yra visai nesausuolis. Tik tiek, kad ne žalia mediena, bet šlapia. Permerkia būt kitas iki, jeigu ten gulėjęs ant žemės ilgą laiką. Tai vat, reiks spėju, kad ir pasitaisys tada. Svarstyklės. Greičiausiai. Ir dar vienas smulkmenėlė liks sėdynę susitvarkyti. Jis jau prieš išeinant į nedarbingumą jau porą savaičių iki tol dar labai spiroklioja man sėdynę, šokiniai arba turi pačioj užrakinti, tada gaunas tokia kieta, arba spiroklioja zoną. Spiroklioja tai neįmanoma pavažiuoti yra, nes važiuoji per duobės, o kaip dabar, sakėm, ir šokiniai ir takoja per pedalą, nenatūraliai spaudinėjęs. Tai daug geriau yra tada su kieta važiuoti, srakinta apatiniai daly. Tai YouTube žiūrėjau, keli variantai yra. Sakau, blogiausia atveju reiks užsisakyti tą detalę, jeigu ta detalė ten bėdų yra. O jeigu ne ta, tiksliau, jeigu tokia pat detalė yra keleivės sėdynėj, tai reiks iš keleivės sėdynės išimti, apkeisti, jeigu atitinka. O jeigu netinka, reiks tada ir vadybą užsisakinėti, sutvarkyti. Nes taip važiuojant kažkaip, iki kelių nieka, bet kai yra duobėts kelias, tai žiauriai nepatogu. Ir bus iš tų smulkmenų viskas. Ta lemputė pasikeis, diodą. Ūsą vadinamą, priekinę. Jis dar čia irgi gal dar sausio mėnesį, ja, rodžiau, kai miške uždėjau lempuką, tokia kaip ant mašinos priekį. Bazėje nebuvo, tada laikotarpį, kol nebuvau darbė, gal ir buvo, bet kiti gal paėmė. Tai va šiandien kaip tik vadyba skambina, kad Šiaulių parvažiuodams paimčiau tos lempukus iš vienos iš parduotuvės. Direktorius paskambina, sako, važiuok greičiau į darbą, vežk tas lingės ir sako, važiuojam į darbus, tos lemputės palauks. O aš taip tryniau rankom jau galvoju, kai gerai, iškart savo vieną įsimetu ir laisvų laikų pasikeitė. Kažkada tai vakarė. Ar eiliai, ar ir eiliai stovint gali pasikeisti.
labai greitai pasikeitė. Varšiukus 2 atsukė, laidukus nukerpi, prijungiu, 2 varšiukus užsukė ir visi. Nieko sudėtingo. Bet teks palauktis. Nu va, jau pasiruošėm nakvyniai, už nugaras patalai paruošti jau, miegojimui, šviežia, viskas. Iš dalies pasisekė, leido teritorijai apsaugą apsistoti. Didelės problemas nebuvo iš tikrųjų, nes čia pasižiūrėjau 6 minutės kelią iki kitos stovėjimo vietos, sakykime, bet kaip bebūtų, čia yra aptverta teritorija, apsauga yra, nu tai vis tiek saugiau kažkiek. Nors kažkaip dar neteka susidurti su pavojais. Nu yra vienas iki užsirovęs naktį kažkoks veikėjais. Tai nėra malonu, kai, nežinau, kokia pirma gal nakties buvo, kai pradėjai duris belsti. Tai gal gerai, kad pradėjai belsti, o ne pradėjai kokį kurą vogti ar dar kažką. Tai va.
Tai išsikroviau ir tiksliau įvažiavęs iškart, kol apsauga pildė dokumentus, užklausiau dėl apsistojimo. Nu, šiaip saka, kaip ir ne, bet, nu, leisim. Nu, tai gerai, skuliuks tada. Tai va, išsikroviau, tik tiek, kad reikia išvažiuoti iš teritorijos, nes vis tiek tur įvažiuojant ant svarstyklių užvažiuoji ir išvažiuojant ant svarstyklių turi užvažiuoti, kad matytų tą svorį. Tada išregistruoji tave ir tada jau grįžti, galim sakyti, per kitus vartus vėl į teritoriją ir apsistoji. Tai va, kaip tik kolega da vien šalia stovi, bet matyti jau seniau ant čia atsistojęs, nes aš atvažiavau jau šviesas nedegė. Tai jau matyti giliom sapnė yra. Va, išsipildžiau dokumentukus, popieriukus šios dienos. Nu, taip, kaip vėlai pradėjus dirbti, visai neblogai, 400 km. Kas yra visai nieka. Grubiai beveik 3 reisiukai padaryti. Vieną reisiuką ryte, nu, negali pavadinti reisiuku ten. Kol dar buvo be priekabas, vadyba sako, iš vietinės sandėlės, sako, parvežk malkų darbininkam, kad supjaut, parduoti kaip malkas. Nes įmonė vertas ne tik medienos pervežimo, bet ir aplamai malkom ir su pristatymu ir taip toliau. Tai va, sako, parvežk, kad turėtų darbą. Tam kartui, aišku, nes ten greitai ištuštin. Parvežiau ir tada jau važiavau į tą pirmą sandėlį, galim sakyti. Beržą atvežiau plus rastus. Nuo rytojaus prasideda kelionė į Kėdainius. Kėdainiuos, sakė, yra apie 105 kubų. Vienoj vietoj beržą rasto. Nu tai va, tai čia grubiai 5 kažkur tai reisiukai, jeigu nedaugiau da, į Ukmergę iš Kėdainių. Tai va, rytoj reiks anksčiau keltis, kad svarstyklės nueit pasižiūrėti, jeigu įmanoma bus sutaisyti. Nu, svarstyklius taisyti nereik, bet su kolega pašnekėjom, sako, bus greičiausiai kištukė problemas, kaip ir buvo spėta. Nes kol manęs nebuvo, ta priekaba stovėjo 1,5 mėnesį. Aišku, gavo drėgmės, stipriai, nes kištukai neprijungti prie fiškių. Į lizdą neįkišti, galim sakyti, o tai palaidi buvo laukia, galėjau maišelį, aišku, kažkokį uždėti, bet nepagalvojau. Nu, va, kadangi nebuvo tokia palaidi, galbūt, kad ir prilyja, galbūt, kad sniega, neatsimenu, buvo tuo periodu, bet kaip bebūtų, vandens gavo, laidam ten tiek tai reikia, nes ten neizoliuoti tie lizdai, kontaktai, tiksliau ne lizdai, tai labai greitai net ten apein oksidacija, nu, greitai oksiduojas, apžaliuoja ir tiek te trūkst. Biški gaun kažkokį smūgelį nedidelį arba ten biški tempimą šiokį tokį ir tie laidukai nutrūkst. Tai va, žadėjau šį vakar, bet kai jau labai vėlų buvo, nes išsikroviau buvo beveik 10:30 vakar, tai sakau, geriau ryte atsikelsiu anksčiau, jau gal ir šviesų bus, nes vėlai baigiau darbus, tai reiškia, rytoj vėliau ir galėsiu kilti. O kadangi nuo ankstaus rytą nenoriu žmogui skambinti, jis Kėdainius nežinau tiksliai kur važiuoti. Tiksliai, iš vis nežinau kur važiuoti, nes pasakė Kėdainiai, bet tie Kėdainiai gali būti ir prie Jonavos kažkur, tai gali būti ir dar toliau kažkur. Tai būn, kaip pasakė, aplink Kėdainius, tai čia gali ir prie Kauno net būti kažkur. Tai va, atsikelsiu anksčiau ir eisiu pasižiūrėti, kas ten yra, išsardysiu. Jeigu eis išardyti. Nes tos fiškės, tie lizdai ten, blemba, tokie yra. Sako, ne tokie nesandarus yra, tai ten labai greit ir aliuminis oksiduojas, prikep greitai, į varžtų nein paskui atsukt, nes prieš tai pernai metais lygiai, nu, irgi tas pats lygiai buvo. Tai teka su bulgarkį pjauti. Jis neatsukt, varžtai nudila. Sakau, koks skirtums. Nupjojau su bulgarkė, nu, ne, varžtų, sakykime, tą vietą perpjoviau ir kad išsiardytų. Ir dėjau naują
naują tą šakutę vadinamą, naują kištuką. Tai nemažai pralaikė metus laiką. Ir dabar vėl pradėjo isterikuoti. Kažko šiandien paplamai pradėjo mest klaidas. Ryte išmetė, kad trumpų šviesų triktis, susijungiau viską, blemba, viskas deg. Nei gabaritai, nei ilgas, nei trumpas šviesas, viskas čiki. Paskui įlipau, nebedeg nieks. Tai va nuo ryto ABS gedimą met, kad priekaba be ABS. Ten, kaip minėjau, reikia tą vieną laiduką pasižiūrėti. Greičiausiai tame bėda bus, bet čia ryte nebespėsiu. Svarbiausia dabar yra susitvarkyti svarstyklės, kad žinočiau svorį. Paskui dabar vakarė važiuojant išmetė, kad linijų nebemata. Tų tiek dešinės, tiek kairės pusės, sakykime. Tiek centrinės tos linijas, tiek kelkraščio linijas. Man tai būdavo, užeidavo, ilgą laiką nemata, paskui jis pradeda. Kaip niekur nieko pradeda rodyti. Nu, nerodyti, o signalizuoti, kad kerti, pavyzdžiui, arba per arti, kad esi jau tos linijas. Opa, apšalęs, veikiau. Ir paskui kokį mėnesį vėl neveik. Neaišku, kame bėdas. Volvo centre kažkada buvau prašęs, kad sutvarkytų, tai išvarius iš Volvo centro veikia, bet vėl po kažkiek laiko vėl nebeveikia. Ir su stabdžiais dabar iš viso, kai užgesinau mašiną jau, sakau, blemba, rimtai reikia pasižiūrėti spidometrą parodymus, kad tos tą kilometražą užsirašyti. Išmetė iš vis stabdžių trikti kažkokį. Tai mašinas nebekūriau, ryte užkūrus bus matyti, čia šiaip sudurniavo, ar čia pradėjo iš tikrųjų lyst visokie galai. Tikiuosi, kad taip nebus. Kad čia tik tais šiaip sudurniavo. Tai va, su nuotykiais dienelė. Tikiuosi, kad ryts bus protingesnis už vakar. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir iki sekančio kartą.